Sveiki, čia aš ir mano kelionės 28 diena, kur aš keliauju savo tranzavimo keliais ir jau beveik viską apkeliavau, liko visai nedaug kilometrų atgal iki Lietuvos. Ir šios dienos patarimas yra, kai nukrentate, parašykite eilėraštį. Tai šiandien jau baiginėjasi mano kelionė ir aš, kaip ir baiginėjasi mano seniau parašyti tekstai, labai gerai, tai po to liks tik tai viską suvesti ir sudėti krūvą ir paskaitysiu keletą vėl senesnių tekstų ir tada jau bus galima uždaryti šitą kelionę, uždaryti tekstus ir ieškoti naujų kelionių ir naujų tekstų. Ir kaip sakė David Hagney, kuris turėjo tokią rubriką Evening Thoughts, o būna taip, kad jūs pradedate daryti kokį projektą, darote ir iš pat pradžių atrodo, kad nepavyks, kad bus neįmanoma, bet kai pabaigėt galvojat, gal visai ir neapsimokėjo. Tai bus matyti, kaip dėsis ir dabar keltas mano tekstų. Šitas vadinasi Porelės ble. Penktadienis. Buvau suplanavęs žiūrėti Automašinistą. Jeigu kas nežinot, kas yra Automašinistas, į YouTube įveskit Automašinistas ir atsivers naujas puikus YouTube kanalas, kur nieko panašaus greičiausiai darant lietuvišką turinį nebūsit matę. Taigi buvau susiruošęs, suplanavęs žiūrėti Automašinistą. Paskambina 3 mėnesius tylėjo Sigis. Sveikas, ką tu? Davai varom alaus. Galvoje viena mintis. Jis ir vėl susipyko su Milda. Žinau, bare bus vien dėjonės, kaip Sigis jis jos nemėgsta, kokia jį žiurkė, kaip ją dabar tikrai paliks, nes Milda yra stora, nors ėda tik jo gyvenimą. Ta vakarą bus vyrų ašarų, apsikabinimų ir žinoma prisiminimų. Pavyzdžiui, kaip su Sigiu miegojom po viena kaldra ir kitą dieną abu peršalom. Kaldra buvo labai maža, o miegoti reikėjo taip, kad nesusiglaustume. Juk negėjai. Čia seniau parašiau. Per tą įtemptą kaldros tarpą ir pertraukęs skersvėjais. Atsiminsim, kai žodis skersapūtis buvo juokingas. Chemijos dėstytoja nuolat kartodavo. Labai tvanku šioje auditorijoje. Padarykit man skersapūtį. Negaliu susikaupti. Čia girdite Varšuvos šunų lojimą. Po prisiminimo audros Sigis nueis į tualetą, grįžęs pasakys, kad dabar jau viskas. Važiuoja, tikrai jos palikti. Pasitikslins, ar galės pas mane nuo rytojaus gyventi. Eidamas namo galvosiu apie tokias Poreles. Juk tai tas pats, kas paimti supelijusios duonos riekę, padėti ją atgal, kitą dieną vėl imti ir tikėtis, kad ta duona bus atpelijusi. Kitą rytą pachmas, skambutis. Milda kvies eiti brančių. Vėl dėjonės, kaip Sigis jos nesupranta, kaip Sigis visą naktį trankėsi su kažkokiu draugeliu, dabar vemia ir negali eiti brančio su jie. Prisiminsiu, kokia kieta buvo Milda. Pirmą kartą pamačiau barakę sėdinčią ant turėklų 15 aukšte. Atsisukusi mane įskėlė. Nustumsi, užmušiu. Prakeikė savo 22 gimtadienį, nes būtent tada Sigis su Milda ir susipažino. Nuėjus pavalgyti su Milda, sakysiu, kad į santykius reikia žiūrėti racionaliai. Pavyzdžiui, paskaičiuoti, kiek kartų per savaitę tratinasi ir kiek riejasi. Jei riejasi daugiau negu tratinasi, nieko gero nebus. Kai kurios Porelės yra kaip degtinė iš augintų kopūstų sriuba. Degtinė gerai vakare, sriuba gerai ant pachmo. Bet jei sriubą sumaišysi su degtinė, gausi kažkokią nesąmonę. Kitaip tariant, vieną prastą iš 2 gerų. Iš tūliko Milda grįžta kalbėdama telefonu. Ir jis sako, kad mes kartu esame nesąmonė. Taip, Sigiuk, atvažiuok greičiau. Pamatai nusivėmusi Sigį,
Net nepažiūrėjęs į tave jis apkabina ir išsiveda mildą. Žinai, kad 3 mėnesius jie nekęs tavęs, nesipyks ir tau neskambins. Nesąmonė, kad tarp meilės ir neapykantos vienas žingsnis. Pats kai kurias poras meilė ir neapykanta varo koja kojon. Šitas tekstas yra vis dar apie tuos žmonės, kurie mėgsta tokius dalykus kartoti kaip ko jinai ten ėjo, jinai pati prisiprašė. Tekstas vadinasi Vaikinai, saugokitės. Praėjusį vakarą 9 valandą einam su bičiuliu po treniruotės Vingio parku. Namo ties estrada stovi nekondicinės būsenos jaunas vaikinukas su treningais ir pasimetusiu žvilgsniu žiūri į mane. Sustojam. Kas nutiko? Negaliu kviesti chebros. Gal gali duot paskambint? Tu nori tiesiog paskambint? Aha. Paskambino. Susitarė su chebryte vidury vakaro. 0 žmonių aplink. Miškingoje vietoje, kur apstu takelių, turnykų stadionas už kampo. 2 neaiškus su bėgimo kedais, bičai prieš jį. Blemba, Marozai. Ar jums vaizdingais piešiniais papasakoti, kas gali nutikti tokioje situacijoje, jei mano draugas būtų buvęs ne šiaip draugas, o fizinio lavinimo mokytojas. Ne šiaip treneris, o baisus ištreneris. Gal priminti apie Sovietų sąjungą, kur per prievartą sportininkus veždavo į sporto stovyklas, kur bokso treneriai gatvėse gaudydavo talentus ir versdavo juos boksuoti su kriaušiu. Šį kartą treninguotas Marozas loteriją laimėjo. Saugiai davėm paskambinti. Dabar vienu momentu truputį išsigandau, nes po treniruotės sutraukė 2 galvių kojos raumenį. Tai jam bekalbant pradėjau daryti tempimo pratimą. Atsiprašau už tai. Gerbiami treninguoti Marozai, turiu jums vieną patarimą, kurį galėtumėte įsikalti galvą visam gyvenimui ir įkalkite savo paliockiniams pažįstamams. Visiems nutinka kuriozinių situacijų, kai reikia prašyti paskambinti. Visko pasitaiko. Nemažai žmonių linkę padėti, todėl pagalbos kreiptis verta. Tačiau prieikite prie žmogaus ir tiesiai šviesiai pasakykite: aš esu tinginys, sportas yra šūdas, čia mano išeiginiai treningai, jie nepritaikyti sporto. Gal galite pasidalinti savo FB profiliu. Tada profilį labai gerai įsidėmėkite. Dar paprašykite, kad žmogus padarytų 100 atsispaudimų. Jeigu padarys, greičiausiai treneris ieškantis, ką čia ištreneriauti. Taip pat filtruosite durnius trenerius, kurių reiktų vengti. Nes normalus treneris tokius norus visiškai supras. Pasaulyje yra tiek šlykščių trenerių, kad niekada nežinai, ant ko pataikysi. Stay safe. Nepraraskit sveiko proto, kad ir kiek energetinių išgerite. PS, jei ten buvai tu, write me PM. Nenorėjau gąsdinti, todėl neprašiau tavo kontakto. Dabar truputį gailiuosi, nes mane labai sužavėjo vietoj ačiū. Ir reiktų nakui tavo ištartas džiaugtis, kad neteko krapštyti smėlio iš dantų vyrai. Iš kojų sprendžiant gerai bėgi. Norėčiau pasivaržyti. Daiktai padėti ne vietoj. Niekaip negaliu suprasti, kas bendro tarp žmonijos progreso ir daiktų padėtų ne vietoje. Atrodo, kad žmonėms tai yra prakeiksmas ir išganimas. Ar kada pagalvojate, kaip viskas pasikeitė, kai kažkas pažiūrėjo į savo mikroskopą ir tarė: kaip norėčiau jį padaryti tokį mažą, kad galėčiau sukišti kam nors gyvam į šiknaskylę ir pažiūrėti, kas ten blogo. Noras savo tanką padėti ne vietoje gali privesti prie 1000 mirčių. Noras padėti žmogų mėnulyje įkvėpė sukurti prietaisus padedančius išgelbėti daug žmonių, palengvinti jų gyvenimus. Aišku, ir atsirado prietaisų palengvinančių savo tanką pastatyti ne vietoje. Mes judame pirmin tik dėl ne vietoje padėtų daiktų, minčių ir žmonių. Ilgą laiką Lietuvoje buvo mada iš palėpių traukti visokius senus medinius įrankius ir juos kabinti ant sienų. Taip darė, kol vienas vyras nesugalvojo visų namą apkalti senais puodais.
Mada liovėsi, nes anksčiau ir vėliau net konservatoriai pripranta prie naujos daiktų vietos ir tampa nebeįdomu ir norma. Kai kurie daiktai padėti ne vietoje gali ne tik įkvėpti vaizduotę, bet ir eiti prieš prigimtį. Lauke prie -25 padėtas atidarytas šaldytuvas, kurio temperatūra +5, staiga virsta į šildytuvą. Taigi šaldytuvas yra pavyzdys, kaip prigimtis yra reliatyvi. Prigimtis gali pasikeisti atsidūrus ne savo vietoje. Tu gali būti geras, sveikas senelis, puikiai mokėti vaidinti ruonį, kas iš esmės yra bandymas žmogų padėti ne vietoje. Tai yra žiema nuoga vandenyje. Bet kai tas pats žmogus atsiduria Seime ir bando Seimo nario vietoje vaidinti ruonį, jis tampa durniumi, nes tai yra patyčios iš gyvūnų. Ruonio vieta yra šaltame vandenyje, o ne šiltoje kėdėje. Tai yra blogiau nei prekybos centrai, kur dar yra galimybė gyvą žuvį įkišti į plastikinį maišelį, prieš tai jos nepribaigus. Ruonio ar kitokio gyvūno imitacija Seimo nario kėdėje yra blogiau nei gyvūnų išnaudojimas cirke. Cirke gyvūnus kankinantis žmonės kenkia ne tik gyvūnams, tuo tarpu gyvūnui replika Seimo kėdėje gali pakenkti visai šaliai, tame tarpe ir gyvūnams ne tik cirke, bet ir miške. Taigi ar įmanoma rasti formulę, kurią pritaikius padėsi daiktą ne vietoj ir padarysi žmonėms gero? Ne. Ir dar kartą ne. Nėra tokios formulės. Žinoma, tai nereiškia, kad daiktus reikia dėti belenkur. Žmonės jau yra nustatę daug daiktų, kurie bus ne vietoje, bet iš to nebus naudos, o gal pakenks. Pavyzdžiui, mašinos ratai yra skritulio formos. Ne todėl, kad niekas nesugalvojo ten padėti kvadrato ar trikampio. Gali bandyti išsikalinėti ir dėti trikampius ar kvadratus, bet nieko iš to nesigaus, nes jau daug žmonių išbandė visokias formas ir apskritimo forma yra tinkamiausia. Gali nebent sukurti naują formą ir tada bandyti rasti ką nors geriau už ratus. Kai dirbau Šiuolaikinio meno centre, buvo daug menininkų, kurie vis norėdavo sukrauti šiukšlių į plastikinį maišelį, kad atkreiptų dėmesį į ekologiją ar prekybos centrų monopolius. Ant sienos su Nitrūcha belenkai užrašyti savo citatą, kad atkreiptų dėmesį į save. Sienoje išmušti skylę, kad atkreiptų dėmesį, pavyzdžiui, į smurtą artimoje aplinkoje. Nuvalyti naujus grindų dažus, kad atkreiptų dėmesį į praeitį. Man buvo kilusi mintis sukurti Excel failą, kur menininkas prieš įsivaizduodamas, kad jis tokį daiktą deda ne vietoje, galėtų pasitikrinti, ar jau kas nors taip darė. Noriu pridurti, kad dėti daiktą ne vietoje mene nėra uždrausta. Bet jei dėti daiktą ten, kur jau daug kas padėjo, tai nėra šiuolaikiška. Tai yra tradicijos, net jeigu tai darai ir ironiškai. Lygiai taip pat galėtų būti Excelis, kur parodytų, kiek kartų, pavyzdžiui, ruonio replika yra nepasiteisinusi Seimūno kėdėje. Kiek kartų prezidento tylėjimas reiškia, kad jam iš tikro yra nusišvilpta ant seksualinių mažumų teisių. Kiek kartų žmonės yra sakęs, čia tik Lietuvoje tai būna, nors jis iš tikro tai būna ne tik Lietuvoje. Turiu nuliūdinti, lietuviai ir lietuvės labai retai sugeba ką nors padėti neįprastoje vietoje. Bet ir čia lietuviai ir lietuvės neišsiskiria, nes labai nedaug žmonių tai gali padaryti. Žemė yra 7 milijardai žmonių ir nėra ne vieno žmogaus, kuris vaikystėje nebūtų pasvajojęs ką nors padėti ne vietoje. Gaila, kad iš tų milijardų daugelis labai anksti yra pastatomi į vietą. Man sunku įsivaizduoti situaciją, kuri baigtųsi laimingai po frazės "turiu pastatyti jį į vietą". Laisva šalis yra iš esmės ta, kur visi turi teisę ne tik save, bet ir savo mintis padėti ne vietoje. Visi šūdini režimai labiausiai bijo minčių ne vietoje. Vis dar yra šalių, kur moters vieta virtuvė, nes tai užtikrina, kad 5% populiacijos neturės šansų atsidurti ne vietoje. Man visuomet kelia baimę žmonės, kurių kiekvienas daiktas namuose turi pastovią vietą. Tokie žmonės eina prieš gamtą. Mes esam čia, nes kažkas dėl evoliucijos atsidūrė ne savo vietoje. Žmogaus visa esybė susideda iš 2 dalykų: buvimo ne savo vietoje, bandymo ką nors padėti ne vietoje. Puikiausias to pavyzdys – kariuomenė. Gal dabar pasikeitė, bet vyresni vyrai dažnai mėgsta kartoti, kad kariuomenėje jie išmoko tvarkos ir pasikloti lovą. O tai yra ne kas kita, kaip padėti daiktus į vietą.
Nori užauginti žudiką ar diktatorių, pirmiausia moki, kad visi daiktai turi savo vietą. Gera žinia, kad yra saugių ėjimų. Tai yra daiktai, kurių neįmanoma padėti ne vietoje. Pavyzdžiui, medis, kad kai kur bus medis ant stogo, bute, balkone, vidury kelio, vidury vandenyno, kieme, jis visada ne tik atrodys ne vietoje, bet ir įkvėps ką nors padėti ne vietoje. Kai žmogui pritrūksta idėjų ir jis padeda išsikalinėti, mes mėgstame sakyti neišradinėk dviračio. Tai yra blogai, neskatina pasibumą. Todėl reikėtų pradėti vartoti posakį pasodink medį, nes dabar nėra situacijos, kur pasodintas medis pakenkia.